Mes visi norime būti laimingi. Norime kiekvieną rytą nubudę žinoti, kad ši diena atneš nieko kito, kaip tik daugybę džiaugsmų. Tačiau visi puikiai suprantame, kad gyvenimas veikia ne taip. Visi žinome, jog gyvenime ne kaip matematikoje. Kai kalbame apie depresiją, nėra tik teisingų ir neteisingų atsakymų. Kai sergi depresija, tu negali tiesiog nusiteikti ir būti optimistas ir viskas praeis. Depresija taip neveikia. Depresija yra tikra liga, tikra cheminė, fizinė liga. Tai nėra kažkas pasąmonėje, ką nusprendęs, kad būsiu šiandien laimingas ir būsiu optimistas ir daugiau ir viską žiūrėsiu tik gerom spalvom. Depresija taip neveikia ir tu puikiai tai žinai. Kai žmogus serga depresija, jisai nori būti vienas. Ir jis nori būti vienas ne dėl to, kad niekas kitas jam negali padėti, o dėl to, kad visi tik paklausia, kuo aš tau galiu padėti. Nusišypsok, viskas bus gerai, tu nesiparink, viskas bus fainai. Bet tu puikiai žinai, kad taip nebus. Ir tau atsibosta klausytis tų pačių pasakymų. Tau atsibosta klausytis tų pačių patarimų, kurie žinai, kad nesuveiks. Ir blogiausias yra tai, kad tu pats nežinai, kas iš tikrųjų gali suveikti, kas tau gali padėti. Tu net neįsivaizduoji. Tu žinai tik tiek, kad tau reikia šiuo metu būti vienam. Ir kad tu nieko nenori matyti. Ir tas faktas, kad tavo draugai pyksta ant tavęs vien dėl to, kad tu neatsiliepi jų skambučius, jiem patiem nepaskambini ir niekur nebeišeini. Nors tu tikrai nori su jais išeiti. Nori eiti pažaisti futbolą, nori nuvažiuoti prie jūros, bet kažkas tavo viduje tave spaudžia. Depresija nediskriminuoja. Depresija susirgti šansus lygiai tokius pačius turi ir turtingas žmogus turintis namą Vilniaus senamiestyje, turintis puikią šeimą, puikų automobilį ir puikų darbą. Tokius pačius šansus turi lygiai susirgti ir nieko neturintis žmogus. Puikus to pavyzdys yra Vytautas Šapranauskas. Vienas iš linksmiausių ir nuostabiausių Lietuvos žmonių, kuris visada atrodydavo pakilios nuotaikos, neištvėrė. Taip pat ir Robinas Williamsas. Du pasaulyje, ko gero, linksmiausi ir fainiausi žmonės. Jie tiesiog nebegalėjo to daugiau pakęsti. Tai tik rodo, kad kai sergi depresija, tu turi suvokti tai, jog turi stengtis kovoti ir turi stengtis turėti aplink save daugybę žmonių. Kuo daugiau. Žinau, kad nesinori. Patikėk, žinau, nes ir aš ten buvau. Bet pasisteng. Noriu, kad žinotum tik vienintelį dalyką. Aš nesu stebukladarys ir aš tikrai neturiu stebuklingo sprendimo, kaip panaikinti visus tos blogus jausmus, depresiją, niūrias dienas. Ta pro langą ryškią šviesą, aš negaliu jos tiesiog panaikinti. Bet ką aš galiu prižadėti? Aš galiu tau pažadėti, kad aš ateisiu pas tave, užtrauksim užuolaidas, velniop tą visą šviesą, sėdėsim tamsoje dviese, viskas bus gerai. Jeigu norėsi, galėsim išeiti į miestą, galėsim eiti pasivaikščioti, eiti išgerti kavos ar pažiūrėti filmą. O jeigu norėsi, galėsim užsidaryti namie, užsibarikaduosim duris, užsivirinsim, įsijungsim draugų maratoną ir daugiau nieko neveiksim. 4 dienas sėdėsim namie ir žiūrėsim filmus. Man velniop, reiks, paskambinsiu į darbą, pasakysiu, kad šiandien sergu. Jeigu jie turėsiu dėl to problemų, aš išeisiu iš darbo. Tu esi svarbiau. Tu esi daug svarbiau. Jeigu norėsi, galėsim sėsti į automobilį, važiuosim prie jūros, pakeliui nusipirksim vyno butelį. Išgersim, nesvarbu, aišku, po to gausim pareiti, nes viens kitam pažadėjom, kad girti nevairuosim. Ir jeigu norėsi, galėsi man trenkti snukį. Jeigu tau nuo to tik geriau, tu tikrai galėsi man trenkti tiesiai į mano nosį. Tik aišku, po to, kai nuvažiuosim prie jūros, nes jeigu trenksi prieš tai aš tavęs niekur nebevešiu. Aš noriu, kad tu žinotum tik vienintelį dalyką. Aš noriu, kad tu žinotum, jog aš visada būsiu šalia. Ir man nesvarbu, kur tu, jeigu tu iš 1000 mylių, aš vis tiek atvažiuosiu, aš vis tiek tave surasiu, jeigu tu tik ištiesi ranką. Visi mes esame puikus melagiai ir mokame apsimesti, kad mums viskas yra gerai. Vaikštame su šypsena, nors iš tikrųjų nieko gyvenime nebenorime. Aš tavęs prašau tik vieną dalyką. Išties pagalbos ranką ir tikrai atsiras žmonių, kurie tau padės. Taip, depresija tai liga, bet ji praeina, kaip ir visos kitos ligos. Tiesiog reikia palaukti pakankamai ilgą laiką ir viskas bus gerai. Aš tau pažadu.